dabar buvo bajeris irgi kaip ploka ten Izraelis už mūsų pinigus irgi dabar kažką, tai irgi, sako, dovanoja Ukrainai, o išaiškėjau, kiek aš įsiaiškinau, kad tai yra už mūsų pinigus. Nu, tai taip, ten kažkaip tai keistas irgi dėl tų radarų kadangi čia mane, matot, kaip mane puola, čia toks, nežinau, kas čia dabar daros tam mano gyvenime, matytam politiniam kažko, tai esu labai stipriai užžymęs. Reitingai per aukšti. Dabar muša visus, kurie gali konkuruoti potencialiai. Bet šitoks polimas, aš nuosme, jeigu mano mes apie tai dar šnekėsime. Mes prieisime apie jūsų šitą, kaip ten, brakonieriavimą. Brakonieriavimą mano. Pašnekės. Bet aš manau, kad ir aš tada irgi buvau priverstas pasidomėti, nuosme, aš ten turiu tų kolegų ir kituose tarnybose, tai aš paklausiu, sakau, nu, kaip čia tokia yra situacija, tai sako, jeigu tu oficialiai užklausime nacionalinio gynybos komitete, teisės komitete, mes priversti būtume atnešti jums visą oficialią informaciją apie tai, tai jūs likumėt šokiruoti apie Izraelio tą dovaną, kur realiai už mūsų pinigus nupirkti. O kažkodėl, tai kaip žinote, niekas to neviešina. Nu, aš jau gavau iš tų žmonių, kurie remia, kurie važinėja ir realiai remia Ukrainą. Jau yra, jau sklinda ta žinia, kad kažkaip tai keistokų būdu ten, žinote, o kitas yra vienas Ukrainos fondas, kuris galimai yra susijusi su Arestovičiu, kuris neveltui čia po tą Lietuvą valkatavosi. Tai, kaip žinote, vienam fonde yra įtariama, kad yra dingę apie 40 milijonų suaukotų dolerių. 60 milijonų buvo suaukota, 40 milijonų nėra, kaip pašiukždinienės, nei čekiukų, nieko nėra. Tarp kitoko galiu pasakyti, šitą bylą jau yra Ukrainos prokuratūroje ir su kolega mūsų, kur kažkada tai mes bendradarbiaudom kaip su trečiojom šalim dirbdami teismuose, tai aš jo klausiu, kokia yra stadija, nu, sako, panašu, kad davažiuosim, sako, ir kai kam tikrai bus. Nu, bet sako, žinai, sako, 60 milijonų pavogti. Šiaip tai vogti iš kariaujančios šalies yra baisu. Tai yra nusikaltimas. Aš tik manau, žinai, Karūta, aš galiu pasakyti, dažniausiai, kada tu iš sunkiai gyvenančios, vargstančios šalies, kariaujančios šalies, tu vaginėjai, tai tu vaginėjai jų gyvenimą, jų ateitį, jų vaikus ir visą laiką atsisuks prieš tave. Čia karmos dėsnis, šitie dalykai, jie gerai nesibaigia. Jo, nes tai ką aš matau, sakau, ten Kauno įvykis, kitų įvykiai, kaip aš girdu, pamenu, čia dabar Lenkijai vienam sandėly, kaip buvo atrastas pilnas sandėlys prigrūstas naujų prekių Ukrainai skirtų, medikamentų, visa kita, tai liktais vienai Lietuvos įmonė šičia figuruoja, kaip žinote, Pastapina figuruoja įmonė, kuri Pakso byloje per Dramblį teisiamas savininkas yra. Tai, žinokit, nu, tokių ir Litexpo parodų rūmose jie dalyvauja, tai tu matai to žmonės ir aš galvoju, nu, tam pačiam Jakilaičiui, kuris čia bandė tą aferą irgi sukti su tom stovyklom vaikams druskininkose, 1000 eurų, tai... Bet tarkime, mes kiekvienais metais važiuojame Turkiją už savaitę, už vieną savaitę, tai Turkijai 3-4 žvaigždučių viešbutį su pilnai visko įskaičiuotų, gegužės mėnesį vaikui kainuotų apie 480-560 eurų. Tai jūs galite įsivaizduoti, o šičia mes plėšiam 1000, žinai. Nu, ar tai yra moralu? Turi likti ir, nu, jisai, tarp kito, Jakilaičiui galima, todėl, kad jisai tokią daržinę naują vietoj senos pasistatė už 200 000. Bet suprat, kad moralė atsisuks prieš tave patį. Tai gyvenimas, matot, gyvenimas yra tokia yra nelaiminga spiralė, žinai, kur jinai atsisuka. Aš dabar kaip tik turėjau progą, skaičiau vieną knygą Mūsiškiam, tai yra KGB parengta knyga, jeigu taip galim pasakyti, ir dabar baiginėjau jau į pabaigą prie jau kito profesoriaus. Ne profesorius jisai. O kokio profesorius? Valiušaitis yra žurnalistas, ne profesorius. Tai va, Valiušaitis ir Ilzelio parodymai duoti. Tai ten, nu, kaip diena ir naktis, ne, skiriasi. Ir aš galvoju, vis tiek, nu, gyvenime sudėlioja faktus, kad viskas atsisuka. Ir vienoje iš knygų lapų 138 ar 137 puslapyje kalba apie Anušausko šitas aferas, interpretacijas, apie jo tą knygą. Ir tu skaitai ir galvoji, va čia tai bolševikas, žinai, nes metoj vietoj, žinai, kaip tu žmogau, dar tu gali būti ministru ir kaip tu galėjai. Ir tu kitą kampą matai ir tu matai tos 40-us, 41-us, tą virsmą, pasikeitimą ir tu matai vieną, knygą, kitą knygą ir tai va čia kas vyksta dabar su Ukraina ir tie visi fondai, tai aš manau, čia laiko klausimas, kada jie degs pragare. Bet tai Valiušaičio knyga, gerai, kad jūs priminėte, tikrai žmonės, jeigu rasite. Tikrai, aš prasiusičiau, knyginę negavau, tarp kito Karūta, galima, taip.
Ir tikrai siūlyčiau, dabar sekančią knygą tikrai skaitysiu, nors konservatorius parašyta Rakučių, bet irgi, tarp kito ko, labai daug anunciacijas šiek tiek teko man persiskaityti, bet irgi nėra, žiūriu dabar nei internete niekur, tai 3 leidimas pasirodo eina. Tai žmonėm, kurie suvoktų, kas tai yra karas, kokią veiksmą virsmai vyksta gyvenime ir kokią karmą, kaip aš sakau, karmą įzabičia, ne? Nu, nes metų vietoj jinai sukasi. Tai va šitiem mūsų Lietuvos parazitams, va šinai, kurie šitaip daro, aš manau, kad jiems voštelės per kitą vietą. O pavyzdžiui, toks Rimas Abarius, kur yra ten tas praeities žvargas, tai visi kiti, žinai, nu, tai aš pats tikrai, mes esame labai daug mūsų šeima paukojusi, bet mes ortechnika, priemonė mane, nuo generatorių, nuo kitų dalykų, žinai, tai tu siunti, tu žinai, kad jie nueina, bet kai aš Lietuvoje matau, organizuoja keturračių pirkimą, nuperka 6 naujus keturračius, kad jūs žinote, nuperka 6 keturračius, juos užkrauna į priekabą, juos nuveža į Ukrainą, nuveža į sodą, babutė pasirašo, kad ne va tai kariniam daliniui gavo, jie grįžo ir jie šiandien Trakuose sėkmingai važinės. Ir čia yra suaukotų pinigai. Nes kaip žinote, Ukraina, jeigu įgimi paramą, tau netaikomas 21% PVM. Ir tai daro verslininkai, kurie žurnaluose kerpasi, fotografuojasi ir sako Žemaitaitis Kremlinis. Tai va, žiūrė šitą žmogų ir aš žinau, ką jisai padarė prieš 2 mėnesius. Ir protų nesuvokė. Nežinau. Nežinau, ką atsakė. Neturiu net kaip. Bet tai va čia, ta prasme, niekas nemuša už tai. Niekas dar nepagautas ir nenuteistas. Jie nemuš, nes jie yra elito atstovai. Šiukšdinienė irgi jos nemuš, nes ne elito. Jeigu būtų čia kairys, tai jau kairys būtų jau kritęs. Bet kairys eina iš paskos, kairys turėtų išlysti jo. Bet dabar yra šiukšdinienė, tai visi žiūrės, kaip darys, jeigu šiukšdinienė krenta visus. Vis dėlto dėl tų, man labai įdomu dėl tų keturračių. Žiūrėkit, dabar man irgi pasirodė, hipotetiškai, ne, vat vyksta tas radarom akcija ir labai daug verslo dideliais kiekiais remia, čia LRT rodė, va čia ta įmonė padvigubint, tai jie visi nusirašė PVM-ą? Tai ne, jeigu prekę tu perki, tai PVM nusirašai, nes jeigu parama eina Ukrainai, tai tu be PVM tą prekę perki. Pavyzdžiui, mes šiandien aš noriu nupirkti kompiuterį, aš nueinu iš savo įmonės, sakau, tu man užrašyk, kad aš nupirkau termovizorių. O realiai, įsirengė Rūta Janutienė visą savo studiją, o realiai jie išrašė sąskaitą termovizorių. Nes dėl ko aš pasakysiu, jie perka iš Kinijos įmonės, iš Kinijų perka termovizorius. Ir yra, pavyzdžiui, Tomas Remigijus Žemaitaitis. Jūs su manim susitarėte, ašgi sąskaitų nerodysiu, kad aš pirkau kompiuterius. Aš jums nupirkau Dell'o kompiuterius, Balduka kompiuterius, HL'us kompiuterius, Epsus kompiuterius, aš jums nupirkau. Bet sąskaitą mes jums išrašėme, kad jūs perkate termovizorius. Ir tokia atveju jūs nemokate PVM, jūs gaunate be 21% PVM. Tai čia dabar tokia naujas būdas sutaupyti PVM. Tai čia Šimonytė tą aferą ir įteisino, tai šiandien kėdės stalus, aš jums viską galiu pirkti. Jūs suprantat, ką jūs praeitais metais? Ne, jūs, nes jūs Lietuvos pilietė. Aš tai Kremlinis Seimo narys esu, toj vietoje vatnikas, kuris gauna atlyginimą iš Putino, kaip ten sakė, ne? Labą dieną, jūs žinote, kad jūs dabar Šimonytės kaip ten maudotės, kaip jisai Širinskienė pasakė, vaikščioti pajok tavo. Jo, bet aš jau, žinokit, aš nebijau, jau visko, aš jau, kaip sakant, praeitais metais aš jau atkentėjęs esu, dabar dar, tokia irgi, karma kažkokia velnė, aš čia turiu kažkur užlipęs. Tai praeitais metais Seimas, skyrus mano, ten dar keletą balsų mes nepritarėm, jie prabalsavo labdaros paramos įstatymo pakeitimą. Ir tie, kas remia Ukrainoje šiandieną tu nemoki PVM. Ir šiandieną, pavyzdžiui, aš Žemaitaitis, turiu ten keletą įmonių, aš registruoju žmonos vardu labdaros paramos organizaciją Gelbėkim Ukrainos vaikams arba daugiavaikėm šeimom. Aš susitariu su savo įmonė, kad iš manęs jie perka termovizorius, realiai aš superku visą aparatūrą, visą kitą, aš įsirengiu savo namus, aš įsirengiu savo ofisus. Ir šitaip daro žmonės. Jūs matytumėt, kas vyksta. Ir tau nereikės ataskaitų teikti. Čia yra ta spekuliacija, kur geruoju niekam nesibaigs. Kodėl aš jūsų, ne vienoje jūsų kitose laidose aš esu sakęs. Karas tai yra tik paprastų žmonių reikalas. Turtingų politikų just a business. Jums tiek Bidenui, tiek Macronui, tiek Šolciui, visiems kitiems nusispjaut, kas ten Ukrainai vyksta. Pinigai, įtaka ir galia. Baigsis karas po 2 metų Ukrainai, po 1,5, aš manau. Tikėsiu, aš taip esu susiskaičiavęs, kad 1,5 šių metų mes jau turėtumėm dasikeliauti iki Krymo, iki Donbaso. Jo, jau turėtumėm daeiti, o tada jau žiūrėsim, kaip visas procesas vyks. Bet jūs prognozuojat, bet jūsų prognozėse vis dėlto Ukraina laimė, ne?
Mano prognozėse jinai turi laimėti, tik tai siekia dais iki Krymo, Donbaso, Luhanso. Aš manau, kad bus jau prasidėję Amerikos prezidento rinkimai, Rusijos prezidento rinkimai. Ir sustos taika, ir bus taika. Neleis. Esmė, supraskit patys. Jie tikrai nerizikuos. Mamos ieškos savo vaikų, žmonos savo vyrų, vaikai savo tėvų. O politikai toliau ger šampaną, kels taurę ir lozungais jums kalbės, kaip čia mes tai, kai vykdėm, žinai.